Jūs galite keisti savo maisto energetiką. Šiuo metu daugelį maisto produktų gausu įvairiausių konservantų, chemikalų, kitų sveikatai kenksmingų medžiagų. Vienur daugiau, kitur mažiau, dažniausiai priklausomai nuo vietos, kurioje gyvenate. Tiesa, vis dar galima gauti produktų, kurie padeda sukaupti aukštų vibracijų gyvybinės energijos, bet tokių produktų labai maža, ypač stambiuose miestuose. Renkantis maisto produktus, labai svarbu pasikliauti jausmu ir intuicija. Apskritai, situaciją su maisto kokybė šiandien sunku pakeisti, bent tol, kol nepasikeis žmonių sąmonė, kol maisto produktų augintojai ir gamintojai, siekdami didesnio ir greitesnio pelno, augina, gamina ir pardavinėja žmonių sveikatai žalingą maistą, padėtis nepasikeis. Bet galiausiai ir jie supras, kad gamindami nuodingą maistą kenkia patys savo, nes padaryta žala neišvengiamai bumerangų smogs jiems patiems. Bet pulti į neviltį neverta, padėtis keičiasi, nors ir ne taip greitai, kaip norėtųsi. Keičiasi žmonių sąmonė, nors išorinėme pasaulyje tai pasireiškia ne taip greitai. Atminkite, jūs esate ne vieni, jūs niekada neliksite be pagalbos. Tie žmonės, kurių tikėjimas tvirtas, gali padėti savo kiekvieną dieną. Jūs visi galite sąmonės gale keisti savo maisto energetiką. Ši galia, kaip kūrybinis elementas, slypi kiekviename jūsų. Jūs galite valyti vaisius ir kitas gamtos dovanas nuo negatyvių energijų ir nuodingų chemikalų. Daugelis mano, kad tai fantastika, bet tai įmanoma, tai paprasta. Juk mokslininkai jau seniai įrodė, kad mintis ir tikėjimo galia gali daryti stebuklus. Jie darė bandymus su vandeniu ir net su tankesnėmis medžiagomis, tirdami pozityvių ir negatyvių energijų poveikį joms. Ir jūs galite kiekvieną dieną mintimis valyti savo maisto produktus nuo kenksmingų priemaišų, keisti maisto struktūrą ir sudėtį. Tam reikia vaizduotės galiomis užlieti produktus šviesa, kuri tirpina visą, kas negatyvu. Lengviausia keisti vandens sudėtį. Tankesni, kietesni produktai reikalauja gilesnio tikėjimo ir daugiau pozityvios energijos, didesnio sąmoningumo, daugiau meilės. Kasdienėme gyvenime galima praplauti produktus šviesos srautu. Tai padeda pakeisti energetinę, o kartu ir fizinę struktūrą, vadinasi ir maisto kokybę. Stipriausią energetinį poveikį daro maisto produktų plovimas vandeniu arba vandenyje. Tai atsitinka, jei jūsų meilė, fiziškai ir mintimis nuplausite juos nuo visų nešvarumų, įsivaizduodami, kaip vandens srovė, tarsi šviesos spindulių pluoštas, praeina kiaurai vaisius ir daržovės ir išplauna visas žemų vibracijų energijas nuo paviršiaus ir iš vidaus. Tai keičia produkto sudėtį, gerina energetiką, savybės, poveikį organizmui. Maisto gaminimo būdas taip pat stipriai veikia jo energetiką. Jei gaminate maistą su meile, tai į savo kulinarinius šedevrus įdėjate ryškiausią šviesą, įkraunate aukščiausių vibracijų energiją, dovanojate visą širdies dosnumą. Tada maistas energetinėme lygmenyje pradeda tiesiog švytėti, spinduliuoti. Taip pat jei valgote pozityviai nusiteikę, giliai įsitikinę, kad šis maistas teikia jums sveikatą, gėrį, jėgą, tai maistas tuo ir apdovanoja. Kai valgote sąmoningai, niekada nepersuvalgysite. Taip pat negalėsite valgyti tokio maisto, kuris pakenks sveikatai,
tokio maisto tiesiog neprarysite. Galingas tikėjimas ir pozityvus nusiteikimas sustiprins jūsų kūrybinės galės. Padės organizmui prisipildyti aukštų vibracijų energijomis. Atminkite, esate kūrėjai iš didžiosios raidės. Jūs galite keisti viską. Žinoma, tik patikėję, kad tokios galios slypi kiekviename žmoguje, taip pat ir jumise. Praktikuokite, eksperimentuokite, stenkitės pažinti visą, kas yra jūsų išorėje ir viduje. Tai Krajono žinia.